milijonieriaus žmona auksiname, o galbūt kalėjime, narvelėje be grotų. Iš šono atrodai lyg karalienė. Brangus papuošalai, prabangus automobiliai, kelionės, kurį kiti net svajonėse nemato. Tačiau niekas nemato, ką tu iš tikrųjų išgyveni ir kad gyveni be meilės. Kad tavo pasaulyje daug tylos, kontrolės, o galbūt šaltumo. Ir kad auksas neturi širdies, o prabanga tavęs negali apkabinti, kada tavo siela verkia. Taip, tu neturi teisės skųstis, tave nuolat aplanko žodžiai, bet juk ji viską turi. Niekas neklausia, o ar tave myli. Niekas neklausia, ar jautiesi saugi. Ir niekas nemato, kiek kartų tu jau buvai pažeminta, nutildyta ir atstumta. Kiek kartų jau norėjai pabėgti, bet neturi kur, nes visas pasaulis tave įrėmino į paveikslą. Ji turi viską. Bet iš tiesų, tu nebeturi savęs, nes nebejauti kūno, širdies, norų ir tikrosios laisvės. Ir tai yra ne gyvenimas, tai vadinama auksiniu kalėjimu, be grotų. Tu ne pinigų prašei, tu galbūt ieškojai buvimo kartu, švelnumo, pagarbos, akis į akį, o ne į ekraną. Bet kai kas tau viską matuoja pinigais, o tu galbūt savyje esi maža mergaitė, kuri kadaise tikėjo gražia, tikra, tyra meilė. Ir šis tekstas tikrai skirtas tau, kad žinotum, išgirstum, kad šiai dienai, net jeigu taip ir yra tavo gyvenime, tu nesi viena. Ir kad išorinis blizgesys tai nėra tavo vertė, jei širdis užrakinta. Ir kad tavo išgijimas prasideda nuo leidimo jaustis savimi ir nuo drąsos, kada tu pasakai tiesą sau, kad neturėti visko gali reikšti turėti sveiką sielą ir visų pirma laisvą sielą. Ir jeigu reikia, pradėk nuo energetinio apsivalymo, kad atlaisvintum savo širdį nuo visko, ką metų metais tylėjai. Tavo laisvė neprasideda nuo skyrybų, ji prasideda nuo pažinimo. Kas esi tu? Laukiu tavęs, auksinį paukštelį. Tu galvoji, kad tas narvas tau uždarytas, bet tu nepastebi, kad jo durelės tau visada yra atviros.